Чтоб nauja стояли, то я наujoj стояли, соколы упало, то я наujoj стояли, соколы упало. Projektas Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse. Pirmas toks didelis įvykis ir visuotinis sujudimas per daugelį metų, paskatinęs mus visus atsigręžti atgal, prisiminti senuosius papročius ir tradicijas, išgirsti liaudies dainas, pamatyti gražius šokius. Projektas suteikė galimybę prisiliesti prie senojo paveldo, pamatyti jį iš arti. Viso projekto metu buvo įtraukta apie 4000 dalyvių iš abiejų regionų, renginių metu apsilankė per 10 000 žiūrovų. Trakų rajone buvo surengti 3 folkloro ir amatų festivaliai. Jie rengti kartu su miesto šventėmis, tarptautiniu folkloro festivaliu Skamba kankliai. Renginių metu dalyvavo per 50 folkloro kolektyvų ne tik iš Trakų ir Lydos, bet ir iš kitų Lietuvos regionų, taip pat svečiai iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Italijos bei Irano. Švenčių metu krašto amatininkai pristatė savo tradicinius gaminius, galima buvo paragauti Trakų ir Lydos kraštų kulinarinio paveldo produktų.